Pro prieš Vilniaus Geležinį Vilką. Prasideda finalas. Skirtumų nesibaigė. Vairas pirmieji pelno tašką. Taip pat ir į tą pirmą ir antrą vietą, kas tikrai sumaišytų tiek. Na, čia labai lengvi Vaivaro Jonaičio taškai ir Vairas veržiasi į priekį 2-1. Įpusėjus pirmajam kėliniui. Šiandien daug intrigų turėjome, bet gali tai būti, jog tęsiamas žaidimas. Tai būtų labai didelis praradimas Geležiniam Vilkui, o čia dar vieni duoda Dostojansko taškai rezultatą. Vairo apsakymas ir... Na, čia, manau, reikės, kad jisai pasitartų. Na, čia reikia pasinaudoti šitoj situacijai. Puikia Airido Vargunovo gynyba. Ir aišku, Vairas suranda ten erdvės, Daivaras. Dovydas Taujanskas. Na, čia labai graži Dovydo Taujansko ataka. Sveikinimų iškovojus antrą vietą, na, o pirmą etapą paplūdimio regbio top lygoje laimė Šiaulių Vairas Pro. Finalinis rungtynių rezultatas 4-3. Šios komandos, visos lygios, visos top lygoje didžiajam regbyje žaidžiančios komandos, tai visko čia galėjo būti ir mes toj vietoj, sakau, nežiūrim į šitą reikalą labai rimtai, prisipažinsiu, sportinis interesas, džiugu laimėti, bet mes žiūrime kaip į treniruočių tęstinumą. Būtent šitam turnyrui, šitoms rungtynėms mes kažkokio atskiro pasiruošimo neturim. Tai yra kitokia forma regbio, smėlio regbis, mažiau žaidėjų, galų gale taisyklės kitokios. Tai... Bet sakau, mums treniruočių planams, tęstinumui, kontakto pradžiai tai labai tinkamas formatas. Tai ar linksmai praleidot laiką? Tikrai taip. Aš sutinku visų 100%. Taip ir turėtų būti, bet sakau, yra sportinis interesas, gera emocija, mes to ir susirinkom, tai džiugu. Praeisiais metais tapot čempionais, kažkiek turbūt tas vis tiek įpareigoja važiuoti ir čia vėl į Klaipėdą su tikslais užimti pirmą vietą. Įpareigoja, tikrai įpareigoja. Sakau, mes esam sportininkai, komanda ambicinga, daug jaunuolių, kažkiek tai senbuvių, bet tai be abejo. Kaip kitaip gali būti, jeigu negalvoti apie laimėjimą, apie gerą pasirodymą, apie gerą laiką. Jau žinom iš praėjusių čempionatų, dažniausiai taip ir būna, kad pirmas turas, pirmas etapas jis būna toks, sakykime, apsičiupinėjimas, pažintinis, daugiau į antrą, trečią etapą tikrai atvažiuoja komandos jau nusiteikusios, pasiskaičiavusios, galbūt pasistiprinusios. Tai dar kartą pasikartosiu, toje vietoje mes kažkokių tai stiprių pokyčių nedarysim. Mes džiaugiamės, kad esam čia, sveiki. Labai svarbus momentas be traumų ir grįšim tikrai taip pat, plius minus keletą žaidėjų. Labadiena, brangus žiūrovai, sveikinamės iš Klaipėdos miesto. Čia šiandien prasideda dar vienas paplūdimio regbio top lygos sezonas. Pirmas Geležinis Vilkas prieš Vilniaus regbio akademiją Tomosta prasidėjo. Geležinio Vilko komandos ataka jūsų ekranuose ir galima taip pat paminėti, vyks čia Klaipėdoje jau vasario 16. Puikiai pasijungia ir nemažai turi įtakos. Čia Dovydas Taujanskas kaip paprastai atrodo. Geležinis Vilkas pirmauja. Dar šioje galima paminėti A grupėje yra Šiaulių Vairas Pro. Kuršius. Geležinis Vilkas dabar organizuoja savo ataką, Dovydas Taujanskas. Ir Geležinis Vilkas kol kas 2 kėlinių 3 minučių pertrauka, Dovydas Taujanskas. Labai užtikrintas. Ševičius dabar pelno tašką savai komandai. Trečias sezonas paplūdimio regbio top lygoje. Iš to tikėjosi, kad tai turbūt bus geras postūmis į priekį. Ir mūsų laukia visai netrukus antroji kova. Klaipėdos Kuršiai ir Kauno Ąžuolas. Prasidėjo pirmas kėlinys.
kad išvysime šią komandą kovojant, jų varžovas bus pirmas Kuršiai, bet tai kiek vėliau. Ir Kuršiai atsako to pačiu, ilgai netrukė. Pirmoji ataka iškart po praleisto taško. Kuršių komandos bandymas pelnyti tašką. Sakykime, galim net pasakyti, kad tai buvo toks augimo sezonas, pasižiūrėti, kaip tie jaunesni žaidėjai adaptuojasi Baltijos top lygą. Techninis žeminimas skiria rimtai. Toliau rezultatas lygus. Na, kaip matote, žiūrovų tikrai nemažai, aišku, nemažai ir kitų komandų atstovų, kurie laukia savosios kovos, bet ir žiūrovų. Ir čia Deividas Popkovas. Graži Kuršių komandos ataka. Nu čia Kuršiai demonstruoja tikrai puikią gynybą. Iš paskutiniųjų. Ir rezultatas visgi 3-3 ir tikrai, manau, nei viena, nei kita komanda. Ir dabar turėsime galimybę Šiaulių Baltraks Šiauliai išvysti pirmą kartą šiandien, jų varžovas Klaipėdos Kuršiai. 3. Dabar Baltraks išleistas penketas, tikrai realiai vien čia puikiai Baltrakso gynyba. Ir rezultatas 1-1. Kuršiai laimėtų ir Na, Kuršiai ir čia Robertas Petrošius, dvi geltonas kortelės, kurios neleido žaisti. Kurios šiandien jam neleidžia ten žaisti. Gerai, kad yra pasirinkimas, kai vienur negali, atsiveria kitos. Na, štai čia puikus meistriškumas ir tiesa Kuršių atsakymas 3-3. Nu tikrai nežinau. Kuršiai atrodo tokia komanda, kad galbūt ne pati pagrindinė favoritė, bet ji gali įkasti visoms komandoms ir gali būti kažkur tame. Tikrai galime sveikinti su tą istorinę pergalę. Prikalbėjai, sakei, kad atėjo metas turbūt šiandien jis yra tik būdama šalia aikštės. Ąžuolas. Gal buvo įtrauktas tik tam, kad Sporto arenoje paplūdimio regbis bus taip pat komandos perspektyvų. Bet dabar rezultatas tampa lygus 2-2. Geriausiai matė situaciją ir turbūt taip turėjo būti, o čia Kaunas naudojasi progą ir veržėsi į priekį. Mantas Butkevičius. Tam kitam etape surinko jau optimalią sudėtį ir jokio progreso į priekį. Ir čia Baltraksas mažina skirtumą ir dar turės, manau, laiko. Baltraks siekia padaryti aiškesnę grupės lentelės baigti ir tą padaro 4-4. Na, manau, tikrai Baltraksas į turnyrą. Prasidėjo paplūdimio regbio top lygos pirmajame etape. Pirmasis pusfinalis sugebėjo iš grupės prasibrauti į pusfinalį. Na ir tai reiškia, Toyota jau kažką ten reiškia ar daro. Ar labai jie jos nori, tai kol kas tikrai, manau, ir galim pirmas šis etapas tikrai labai įdomus ir rezultatai. 22-aisiais du etapai buvo rengiami Vilniuje, vienas 3-3, tos, kurios pagal savo sudėtis, pagal pajėgumą yra panašaus lygio. Dabar Ąžuolas, na ir aišku, prie to lygio augimo prisideda, kad buvo. Jis turi puikią galimybę ir Justinas Vasiliauskas jie daug kainuoja ir nemanau, kad čia raudona kortelė ir šiandien nebeišvysime. Mantas Butkevičius. Ir dabar jau aišku, kuomet Ąžuolas nebeturi resursų, tiesiog aikštėje dar kažką nuveikti, praleidžia dar vieną tašką. Klaidos. Baltraks, galima sakyti, eliminavo. Ir tą Kuršiai bando, kaip bandys žaisti Klaipėdos komanda. Na, kaip ir sakau, galbūt techninė. Kuršių komanda dabar veržėsi į priekį 2-1. Daug buvo įvairių ir jaunimo rinktinių stovyklų.
top lygoje yra tokia, kad Na ir žinant, kiek šiuo metu regbio pasaulyje yra saugomi žaidėjai, kiekviena tiek puolanti, tiek besiginanti komanda pavargs, o čia Kuršiai išnaudoja. ir atrodo, kad turėsime dar kovą. Turėsime pratęsimų. Ir atrodo, kad taip ir yra. Laurynas Marcinkus. Vilniaus regbio akademija Tomosta prieš Šiaulių Baltreks Šiaulius. Svarbiausiose kovose kortelių tikrai netrūksta ir pusfinaliuose matėme, kad tos kortelės buvo... Kortelės, nes komanda netoli žeminimo ploto atliko užgrobimą, kuris Baltreks komandai ir čia... Na, iš tikrųjų, dabar taškas. Baltreks užbaigia. Labai lengvai. Ir čia dar pasidarys. Vilniaus regbio akademija gali ir pasidžiugti tuom, jog jie vairą šiandien nugalėjo. Kauno Ąžuolas prieš Klaipėdos Kuršius laimėdamas 5-6. Ir Kuršio atsakymas ir Jonas Vitkauskis. Bet Kuršiai sieks padaryti, kad taip nebūtų. Ir čia labai puikiai gynyba. Porą pozicijų aukštyn Klaipėdos Kuršiai ir po 3 etapų buvo 3. Čia Ąžuolas dalyvaudamas pirmą kartą paplūdimio regbio top lygoje.